Sveiki, atvažiavom į sodybą po 2 savaičių. Keletą savaičių nebuvom. Šiandien labai didelių darbų nedarysim, nes pirmadienį sugebėjau pasitempti nugarą. Tai nieko per daug nenudirbsim, pasivaikščiosim, parodysim sklypą, nes pagaliau nutirpo sniegas, galima viską apžiūrėti. Pabandysiu šiek tiek pažvejot, pasisodinsim keletą pušelių ir patikrinsim, ar žuvis išgyvena žiemą. Dovilė įmetė kelis gabaliukus batono. Tai... Per sekundės sulekia. Oi, raudžių yra. Oi, raudžių čia gyvas velnes. Trauksim mikrospiningiuką, bandysim naują rytę. Bandysim pagauti raudžių. Ešerį kokį nors. Nu ir jeigu bus gera diena, galbūt ir starkį pavyks ištraukti. Praeitais metais įleidom berods 8 starkius. Šitam video tikrai sudėsiu nuotraukų, ką pavyko pagauti praeitais Vėl žadi. metais. Žadu, nes skundėsi keletą žmonių. Tai reikia padaryti tai, ką pažadėjau ir pamiršau. Tai sukelsim, tai panašu gyvybės prūdė yra ir kol kas ženklas geras. Nieko plūduriuojančio neradom. Dar neapėjom. Dar neapėjom, aišku, bet nieko neradom. Įdomu, ar karpiai gyvi. Bet pamėtysim batoną, pažiūrėsim, galbūt suplauks. Raudžių prūdelį mes turim gyvą velnę. Ta prasme, tikrai nežmoniškas kiekis. Lydekų leist nenoriu, nes bus suėsta viskas. Tai turbūt dar reikės keletą starkių įleisti. Gal net ne keletą, galbūt dar kokius 8. Kad truputį raudžių populiaciją apmažintų, nes wow, prasme, debesis tiesiog spiečius atplaukė. Mažasis prūdas tai apdumblyjas. Tokių žalių pilna, tai šiemet irgi bandysim kažkaip išsivalyti, apsitvarkyti, bet irgi nieko plūduriuojančių paviršių nesimato. Tai žygiuojam, apeisim aplink prūdą ir parodysim jum vieną sklypo pusę. Parodysim, ką planuojam daryti. Ir rudenį pasižiūrėsim, kiek mums pavyko visko įgyvendinti. Tai mūsų sklypo ribos yra tokie stulpeliai, turėtų matytis. Į tą pusę, va, kuoliukas įkaltas. Tada yra sekantis kuoliukas. Ir jis taip nueisim iki krašto dabar. Prie sklypo ribos, tiesiog taip, ta prasme, čia turėtų po truputį vystytis sodas. Taip. Pradėsim turbūt kažkur nuo sklypo šono. Šitos sklypo zonas nelabai naudojam, nelabai čia net ateinam. Čia net praeitais metais žolę pjoviau, toli gražu ne visada. Tai kartais jinai būdavo pjaunama, kartais ne. Tiesiog nelabai naudojam, turbūt dėl to pagrindinė priežastis. Nu čia dar per daug mum ploto. Jo, plotą turim nemažai, turim beveik 90 arų. Atvykus 2 miesčionim, tai 90 arų yra ką veikti, iš tikrųjų prižiūrėti. Negi tą pačią žolę nusipjaut užima laiko. Tai gerai, kad iš karto nusipirkom traktoriuką. Tai gerokai palengvina visą procesą. Bet vis tiek reikalų yra. Jau čia yra mūsų sklypo riba. Tai nežinau, kiek čia iki prūdo yra, koks 20 gerų metrų gal? Nu čia daugiau nei 20 metrų. Tai čia bandysim apsisadinti truputėlį tokiais medeliais. Reikia išnaudoti šitą sklypo kampą, tikrai bus gražu. Pasistatysim turbūt čia kokią supinę, suoliuką, kad būtų galima tiesiog čilint ir grožėtis. Nu kažkada, kai sodas paaugs. Įprastai šitoj sklypo pusėj būna labai drėgna ir visur klimsti. Na čia vat matosi. Tai čia ateinam, žiūrėk, iki to upeliuko. Ir iš čia, matai, nėra vagos. Aha. Tai čia taip ir sklinda tas vanduo. Jo, nes čia teoriškai yra upelis, mes jį turim brėžiniuose, bet neturi kaip čia bėgti, iš tikrųjų. Nu čia toks pelkinėlis. Ir tapo pelkinėlis. Taip, čia yra mūsų prūdo ištekėjimas. Vanduo iš prūdo išbėga ir jis bėga į melioracinį griovį. Ir ten toliau
į upelioką pas kaimynus, toliau pas kaimynus. Jo, jis prabėga po keliuku. Tai galbūt ir čia apsitvarkysim, susidėsim akmenim šiais metais. Čia turėjom didelę krūvą akmenų. Nu, jinai vis dar didelė. Jinai vis dar didelė. Tai apserdėm. Aišku, apserdėm, tai pagrindė Dovilė ardė. Ir mes čia statysim, ką statysim? Pirtutė. Ir tai planuojam čia pasistatyti. Kažkada. Praeitais metais Dovilė susodino pušeles. Ilgai ir sunkiai. Ir vat Graužtukai. iš jų liko Ne, čia irgi apgraužtas kamienas. Ne, nu čia nėra ką šitų tikėtis. Žiūrėsim šiandien dar. Visur viršūnės nugraužtos, kamienai apgraužti. Nu, ne vienos nėra, vienu žodžiu, 7-0. Iš 7-0 rezultatas. 0-7 ne mūsų naudai. Prasideda, nu, irgi medelinukas, Ai, tai čia mes turėsim miškelis. miškelį, užsidengsim. Eglutės išgyveno. Jas visiškai nedidelės, bet Yra pumpurų naujų. gyvos po biškį auga. Nu, va, jau šitos tai nesudomino, bet tai jau pušis, kurias pirkau už medeliną už 100 eurų, tai jau reikėjo. Taip, taip, taip. Jos buvo skaniausios. Aš nežinau, čia kas alksniai auga. Juodalksniai, Juodalksniai, tai čia, nežinau, jie tokie lygtais. lyg ir parazitiniai pusiau medžiai, krūmai medžiai, ten nesuprasi jie. Iš pat pradžių būna tokie krūmai, bet gerai užvešėję tai tampa. Tai praeitais metais irgi šiek tiek prasiretinom. Žiūrėk, va šitas, kur nupjovėm. Nupjovus, Ir čia kaip apvalgė. jo, pakankamai greitai atauga. Ja, tai čia yra keletą tokių vargstančių obelų. 3-4 vargstančios vyšnios. Tai nežinau, ką čia darysim, kokį planą čia turim. Ne, tai vyšnės aš kažkiek pagenėjau praeitais metais, dar šiemet pagenėsiu, pabandysim, išsaugot. Su obelim tai dar nežinau. Tai čia buvo Čia buvo daržas, daržas. čia buvo juosta daržo, tada, čia tai aviliai ir tada ten toliau dar juosta daržo buvo. Turbūt keletą avilių pasistatysim, trauksim šitos senus avilius, nusidažysim, kad būtų graži dekoracija. Tokių kažkokios senos visokios tvoros, kažkokie gal ūkio padargai, kurie buvo tiesiog palikti kažkada seniai ir jie augo į žemę, tai po truputį valom. Nes... Kadangi nuo namo statybos liko dailylenčių, tai truputėlį pagražinau. Pirmą kartą dariau tokį darbą, tai tikrai ne idealiai, bet daug gražiau negu atrodė prieš tai. Tai Dovilė turi savo atskirą namuką. Čia Dovilės daržas. Praeitą kartą matėt, kaip Dovilė kovojo su kartonu ir vėju. Žiūrėk, išskrido vienas kartono gabalas. Vienas pabėgo, Aha. bet didelė dalis liko. O kodėl tu čia tą kartoną sudėjai? Jisai žolės nustelbt turėtų padėti. Nu, va čia jos jau nyksta po truputį. Aha. Po kartonų ir tada ant viršaus tiesiog žemė terpė jau kurią sodinti. Ta prasme, kad nebus čia ariama ir perkasama niekaip smarkiai. Toks mūsų sklipukas. Truputį apėjom, truputį papasakojom, pasižiūrėsim, ką šiais metais mums pavyks pasidaryti. Norėtųsi čia praleisti daugiau laiko, bet darbai yra, reikia dirbti, reikia turėti už ką daryti. Tai žiūrėsim, aišku, prioritetas turbūt bus namo statybos, vidaus įsirengimas. O ką, dabar keliaujam sudėti naują rytę, truputėlį pamėtyti meškerę ir atlikti kažkokių smulkių darbų.